Sveiki gyvi, mėlyje žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis ir pokalbiai kalbos namuose. Šiandien mes pasišnekėsime apie habilituoto daktaro Kazimiero Garšvos elektroninę mokslo studiją Rytų Lietuvos vardynas ir jo rašyba. Reikšmingas, reikalingas darbas. O kodėl? Su pačiu autoriu. Labadiena, Kazimierai. Na ir pirmiausia, tai temos pasirinkimas. Kodėl, Kazimierai, pasirinkote mokslo studijai būtent Rytų Lietuvos vardyną? Kad valstybei labai aktualu. Yra daug teismų sprendimų, kurie sako, kad vis neaišku. Konstitucinis teismas prašė, kad kiek kalbininkai beteikė aiškinimų ir ypač valstybinė lietuvių kalbos komisija, jiem iki šiol neaišku. Ir aš 3 metus ir vargau, kad būtų aiškiai, trumpai, suprantamai atsakyta, ar kils pavojus valstybiniai kalbai, jos kalbos sistemai, tradicijoms, jeigu bus rašoma nevalstybinė kalba. Ir vis dėlto Rytų Lietuvos vardynas, tai jau pats pavadinimas kelia klausimą, tai kuo jis skiriasi nuo Vakarų Lietuvos, tarkime, vardyno? Visų kraštų vardynai šiek tiek skiriasi. Pavyzdžiui, net Rytų Lietuvoje apie Dūkštą link Breslaujos labiausiai paplitęs vardyno priesaga išk. Ar Bieliškės, ar kitokios, tai yra gal pusė visų vietovardžių apylinkė yra su ta priesaga. Ir jos po to mažėja link Šalčininkų einant. O link vakarų iš viso pranyksta jau prie Kėdainių tenai. Tai panašiai yra su priešdėliu ažu ir užu. Vat pačiuose rytuose yra ažubalis, o po to jau užubaliai yra. Ir ta riba praeina prie Ažulaukės, kur dabar apkaltino kalbos inspekcija, kad ją bijojo, ar reikia vietoj Ažulaukės rašyti ir Oželūka. Na čia iš viso vertimas. Ir dar sėdim Antakalnyje. Tai irgi Antakalnį siūlo Antokolį rašyti. Tai vat aš ir tyrinėjau, kad jeigu yra priešdėlis Anta, tai slaviškai Nad tada turėtų būti. O kalnas Garar Gūra vadinasi. Tai tokie dalykai. Dalykai čia tokie sunkiai lietuviškai suvokiami. Ir vis dėlto, Kazimierai, kur yra Rytų Lietuvos riba, tarkime, pati ryčiausia riba, kur apimta jūsų studijoje, ir paminėjote Kėdainiai. Suprask, aš čia klausiu, suprask, kad tenai baigėsi Rytų Lietuva? Ne, šiaip svarbiausia yra Vilniškių tarmė, kuri turi savo ribas aiškiai tarmių žemėlapyje, ir dar pietų aukštaičiai dzūkuoja. Ir dzūkai gyvena 4 net valstybėse. Latvijoje, Gudijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Vienintelė tarmė, bet jie dar suskyla irgi į dalis. Tai vat yra tokie tarmių dalykai ir, sakysim, kaip taria junginius an, en, vat keleriopai ir visus kitus, tai vat yra tai ir tarmių dalykai, jie yra tradiciniai lietuviški. Bet jeigu mes paimtume tas baltiškas teritorijas už dabartinės Lietuvos Respublikos ribų, kur yra, ar galime atskirti, kur yra specifiškai lietuviškos teritorijos ir vietovardžiai, kur yra baltiški jau? Geras klausimas, kuris man rūpi, ir akademikas Zigmas Zinkevičius, kurio metus minime, rašė, kad yra aišku maždaug iki Minsko, kad yra lietuvių gyventa, o toliau iki rytų
nepakankamai ištirtas plotas. Tai aš jį irgi ėmiau tirti ir vat iki Minsko praverčiau ribas net kelias, kurios kuo vėliau, tuo daugiau jų buvo į rytus ir palaipsniui visą laiką ta nutautėjimo riba slinko iš rytų į vakarus. Ir dar tyrinėjau pačią rytinę, kadangi buvo 1387 metais krikštytos 7 parapijos. Rytuose buvo Krevas, Aina prie Minsko ir Obolcai pakrašty, dabartinis Baltarusijos į rytus. Ir dar surinkau kaimų pavadinimus nuo Obolcų į rytus ir pravedžiau lietuvių kalbos ribą Smolensko apskrity. Už dabartinės Baltarusijos sienos pagal kaimų pavadinimus. Yra apie 50 oikonimų, dabar dar esant, kurių kilmė aiškiai lietuvių kalbos. Ir tiek negalėjo atsirasti, jeigu vienas didikas būtų nuvažiavęs, atsivedęs dar tenai šiek tiek, negalėjo tiek kaimų įkurti. Ir jie atsirado 14-15 jau amžiuje. Kitaip tariant, tvirtinimas, kad čia greičiausiai buvo slaviški vietovardžiai, kurie paskui sulietuvėjo, neturi jokio pagrindo. Be abejo. Ir dar yra Petro Gaučo aiškinimas, kad seniausiai apgyventos vietos buvo upių santakose, kadangi žmonėm reikėjo ir vandens. Ir iš tikro tose vietose ilgiausiai išliko lietuviai ar baltai. Kadangi toliau iš rytų ir iš pietų ėjo slavai, kolonizavo tuos tarpus ir be abejo liko salų pakankamai baltiškų. Ir žinoma, yra rūpestis irgi, ar iš tikro lietuviai, ar kitaip šnekėjo, ypač prie Dniepro. Bet kol kas didesnių tokių požymių neradau, bent iki Minsko, aišku, net dzukavimas ir vilniškių tarmė. Pavyzdžiui, yra kumš, iš kamša. Tai net ir vilniškių tarmės lygiai tas pats dzukavimas ir kitos tokių požymių irgi yra pakankamai. Paskutinis klausimas, taigi taikomoji darbo prasmė. Kas dabar galės jūsų studiją naudotis, kodėl turėtų naudotis ir kodėl turėtų pro ją nepraeiti kas tokie? Galbūt netgi Lietuvos teisėjams turėtų būti įdomynai. Čia pirmiausia mokslinių požiūrių svarbu, kadangi, kaip šnekėjom, kurie tyria, sakysim, ar Šiaurės Lietuvos, ar Vakarų Lietuvos, matys tos skirtumus. Čia net yra procentai suskirstyta priesagų paplitimas, priešdėlių, tos ribos, kaip jos mažėja, ir ypač iš priesaga, kaip paplitusi, tai tas yra labai įdomu, o kurie domisi dėl rašybos vardyno, irgi jiem dar naudingiau, kadangi yra Europos tarybos tautinių mažumų konvencija. Ir ten parašyta, kad tradicinį vardyną reikia rašyti taip, koks jis buvo. O čia kaip tik ir ištirta, koks tradicinis ir koks netradicinis vardynas. Taip, kad suteikėte tvirtą pagrindą mums, kai mes patys savęs klausėme, o kas tenai buvo, kodėl jie taip vadinasi. Taip, čia labai įdomi ir kilmė, ir paplitimas, ir žinoma, tie kaimų pavadinimai turi kelius šimtus metų ir daugiau. Ar tęsite šitą darbą kokią nors kitą formą? Taip, aš rengiu monografiją, būtent Rytų Lietuvos vardynas ir jo kontaktai su slavų kalbomis, bet ta Rytų Lietuva, atrodo, iki Smolensko pakraščių buvo.
Vat. Bet aš sakau, man nereikia nei daugiau, nei mažiau. Aš ieškau, kaip iš tikrųjų yra. Ir yra daug argumentų. Na teisingai, kaip sakoma, atsiversk knygą ir pamatysi, kokia yra istorinė tiesa. Gerai, ačiū Tamstai Kazimierai už pokalbį ir štai primenu, kad su habilituotu daktaru Kazimieru Garšva kalbėjome apie jo studiją, mokslo studiją Rytų Lietuvos vardynas ir jo rašyba. Kalbino Audrys Antanaitis, filmavo Karina Kropaitė. Iki.